Bendroji pagalbos linija. Sakykite, kas atsitiko. Mano namuose gaisras. Visur dūmai. Virtuvėje užsidegė arbatinis. Kuo skubiau atvažiuokite adresu. Išradėjų gatvė, 2 namas, 6 butas Vilniuje. Nusiramink, ar esi vienas namuose, ar gali saugiai palikti gaisro vietą? Namie esu su robotuku. Pabandysime. Nepadėk ragelio ir klausyk nurodymų. Nesislėpkite kambaryje, o gulkite ant grindų ir šliaužkite link durų į lauką. Išbėgę į laiptinę, uždarykite duris. Nesinaudokite liftu, lipkite laiptais. Ar galite tai padaryti? Gerai, darysime, kaip jūs sakote. Ar mane girdite? Taip, mes jau saugus. Esame lauke. Tik neikite į namo vidų, likite stovėti lauke toliau nuo pastato ir pasitikite atvažiuojančius ugniagesius gelbėtojus. Šaunuoliai, kad puikiai prisiminėt saugaus elgesio per gaisrą taisyklės ir elgėtės teisingai. Dar kartą priminsiu visas taisyklės ir paaiškinsiu, kaip elgtis kilus gaisrui ir kodėl tai reikia žinoti kiekvienam vaikui. Kas valandą mūsų planetoje kyla vidutiniškai 600 gaisrų, kuriuose žūva žmonių. Gaisrai dažniausiai kyla naktį, kai žmonės to nesitiki. Įvykus nelaimiai, policiją, greitąją medicinos pagalbą, ugniagesius gelbėtojus galima išsikviesti bendruoju pagalbos numeriu 112. Paskambinus svarbu pasakyti, kas atsitiko, nurodyti tikslų adresą, kur turi atvykti pagalbos tarnyba, atsakyti į visus pagalbos tarnybos operatoriaus užduotus klausimus, vykdyti jo nurodymus, nepadėti ragelio, kol nepasakys, kad pokalbį galima baigti. Norint išvengti gaisro, reikia nežaisti su degtukais. Be priežiūros nepalikti ant viryklės arbatinio, poilsiaujant gamtoje, rūpestingai užgesinti laužą. Kilus gaisrui, jeigu ugnis nedidelė, reikia mėginti ją gesinti pačiam. Ant liepsnos židinio užmesti storą audinį, lieti vandenį. Užsidegus drabužiams reikia užsidengti rankomis veidą, kristi ant žemės ir voliotis, kol ugnis užges. Jokiu būdu negalima bėgti, nes nuo to tik stipriau imsite degti. Ar daug žmonių žūva gaisruose? O gal pavyksta visus išgelbėti? Deja, statistika labai liūdna. Pažiūrėkite. Šis paveikslėlis vadinamas diagrama. Diagrama – tai surinktų duomenų vaizdavimas tam tikrų būdų – linijomis, stulpeliais ar skrituliais. Šios diagramos duomenys – tai žuvusių žmonių skaičius kiekvieną mėnesį, vaizduojamas spalvotais stulpeliais. Kuo stulpelis aukštesnis, tuo žuvusių žmonių skaičius didesnis. Ši diagrama vadinama stulpeline diagrama. Diagramos apačioje nurodoma, kokie buvo renkami duomenys ir kada. Diagramoje matote 2013 metų sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės ir birželio mėnesiais žuvusių žmonių skaičių. Kiekvienas stulpelis vaizduoja, kiek žmonių žuvo tą mėnesį. Dažnai stulpeliai būna skirtingų spalvų, kad aiškiau matytųsi pateikiami duomenys. Kairėje diagramos pusėje parašyti skaičiai, kurie padeda tiksliai pažymėti, kiek žmonių žuvo per gaisrą tam tikrą mėnesį. Diagramų duomenys visada pradedami skaičiuoti nuo 0. Ir vaizduojami kas vienetą – 0, 1, 2, 3 arba didesniais tarpais – 0, 5, 10, 15, kai reikia pavaizduoti didesnius skaičius, kaip ir pateiktoje diagramoje. Šioje diagramoje matyti, kad daugiausia žmonių, net 20, žuvo 2013 metų sausio mėnesį. O mažiausiai
4. 2013 m. birželio mėnesį. Ačiū už suteiktą pagalbą ir patarimus. Dabar žinosiu, kaip saugiai elgtis kilus gaisrui ir ką daryti, kad jis neįvyktų. Ne tik žinosiu, bet ir vaikams priminsiu. Jei kilo gaisras, skambink 112. Tai bendrasis pagalbos telefonas. Juo galima iškviesti policiją, greitąją medicinos pagalbą, ugniagesius gelbėtojus. Svarbu nurodyti tikslų adresą ir klausyti pagalbos tarnybos operatoriaus nurodymų, bei juos vykdyti. Kad išvengtum gaisro, visada saugiai elkis su ugnimi. Nežaisk su degtukais. Rūpestingai užgesink laužą. Be priežiūros nepalik įjungtų elektros prietaisų. Būk atsargus su ugnimi. Puiku!